Tai sveiki visi ir šiandien sprendžiau apžiūrėti štai šitą maze.lt projektą. Tai ką tas maže reiškia? Iš tikrųjų, man kiek Edvinas sakė, tai angliškai maze išvertus lietuvių reiškia labirintas, tai taip ir sugalvoju, kad žaidimų labirintas. Šiuo metu mes turime 4 administratorius, tiksliau 3, kurie taip pat 3 moderatorius. Ir galime šiek tiek pasiskaityti apie juos paspaudę ant štai komandą mygtuko, kuris yra iškart po logotipu. Taip pat neseniai buvo įdėta paieška, vakar vyko atnaujinimas. Iš tikrųjų vyksta kažkur maždaug kas 2 savaitės. Nu, aišku, dar 2 tebuvo, tai gal dabar ir ilgiau reikės laukti, arba kaip tik trumpiau. Tai va. Kas gero profilyje, tuoj pasižiūrėsim. Reiktų avatarą pasikeisti. Bet kaip tingiu. Nors galime ir dabar pasikeisti, apžiūrėsim, ką daro mygtukas redaguoti. Tai va. Čia buvo biškį su karma žaidimų, tai administracija nesidėjo rankų sudėjus ir viską sutvarkė. Tai tiesiog sukūrė sistemą, kad kad už temą ar kažkokį tai pranešimą būtų galima balsuoti tik tai 24 valandas po sukūrimo datos. Tai va. Išsaugoti. Ir iš tikrųjų radau vieną klaidą šiandien, tai pasispaudė ant temos pavadinimo, bet tai nieko čia tokio. Daug nuostolių, manau, nepadaro šitam puikiam forumui. Administracija aktyvi, nariai aktyvus. Ką čia dar galima pakeisti? Va. Ta gimimo data, lytį, miestas, Steam Origin. Turėjau kažkokį neprisimenu nei vardą. Žaidimų darbų. Facebook reikia. Nors nerašysiu. Tai va. Dar rašo. Dar rašo tavo veiksmų istoriją. Šiaip nepatinka man jie. Bet kodėl nepatinka? Todėl, nes visi mato, ką tu darai ir tie taip vadinami čia šitam forume karmos troliai pamato, kad papostinai kažkur ir iškart minus karmą užmeta, nesvarbu, ar čia buvo geras pranešimas ar blogas. Taip pat nesupraskit, kad karma čia tai ne reputacija kaip kokiam SG ar gaminge. Karma yra už temos ar pranešimo turinį, o ne kad apibūdinti žmogų. Tai tą daug kas klaidina. Va. Greitai bus galima įsikelti savo. Čia bus serverio monitorius. Tai tipo nemokama reklama tavo serveriui. Taip pat atsiras wiki, topai, etiketas. Etiketas tai yra taisyklės. Laikytis iš tikrųjų reiktų. Pamirštam, bet nėra nei vieno idealo pasaulyje. Jos nėra kažkokios tai nerealios, kurių neįmanoma įvykdyti ar kažkaip nepažeisti. Jos yra paprastos, normalios, žmogaus prote sukurtos ar kažkas panašaus. Dar su atnaujinimu atsirado GTA 5 forumas.
Jo. Galime iš tikrųjų ir peršvilgti tą patį atnaujinimą, jis visada yra viršuje, nes yra išskirtas. Viršuje. Va, 1.0. Man taip pat patinka, kad jie nenaudoja kažkokio tai IPB ar Xenforo ar VBulletin, nes atsibodė jau iš tikrųjų. O, pakrovė. Klaidos, matot, kiek čia klaidų ištaisyta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ar 10. Etiketės ištaisyta, gramatinė klaida etikete. Skiltis, kaip sakiau, sukurta. Kas nauja. Iš tikrųjų, su šiuo atnaujinimu tai atsirado visos moderatorių tos. Viskas, ko reikia moderatoriams, nes prieš tai, kaip supratau, nebuvo. Tai dėl to ir moderatorių negalėjo būti. Kaip matai, to nauja iš tiesų nemažai punktų ir panašiai. Va, moderatoriai Elmacho tai bus įkyrus gal, nežinau, bet šiaip iš tikrųjų yra puikus žmogus. Tai va. Tai tikriausiai tiek šiam kartui ir laukite kito video, jeigu jisai iš vis bus. Tai yra apie bus kažkoks, žinoma, bet galbūt ne apie mazę jau. Gal sakyti geriau maize, nežinau. Tai užtrukau 7 minutės, galbūt užtruks ir dar daugiau, jei aš čia taip kalbėsiu. Tai dar kartą ačiū, kad žiūrėjot ir iki.